Dolce Fortuto laidos žiūrovai ir IT lietuviai portalo skaitytojai. Šiandien kalbėsime labai aktualią temą, tačiau gvildensime šią temą labai paprasta, aiškia kalba. Be jokių biurokratinių nukrypimų, paprastai ir aiškiai. Taigi šita laida skiriama skubantiems, neturintiems laiko, kas galbūt pasiklydo informacijos sraute, arba tiesiog galbūt nesidomi šią temą. Būsimasis referendumas ir Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas įgijus kitos šalies pilietybę. Kaip, kas ir kodėl. Šiandien pas mus svečiuose Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Dalia, iš tikrųjų labai daug tos informacijos, taip visur apie pilietybės išsaugojimą, įgijus kitos šalies pilietybę. Tačiau norėtųsi kažkaip padaryti tokį konspektą, kad tie, kas skuba ar neturi laiko, galėtų surasti informaciją ir nepasiklysti informacijos sraute. Be kalbėdami taip pat norėčiau, kad mes galbūt mūsų žodynas būtų paprastesnis, aiškesnis, mažiau biurokratijos ir nerkime. Visų pirma, norėčiau paklausti ir pasiteirauti jūsų pačios istorijos, nes visai palyginus neseniai atgavote Lietuvos Respublikos pilietybę. Kokia jūsų istorija? Visų pirma, laba diena ir dėkoju už kvietimą ir už tą mintį, kad labai paprastai, trumpai ir aiškiai kalbėti apie pilietybės išsaugojimą, gimimu iki tos pilietybės išsaugojimą. Na ir labai trumpai mano istorija, iš tiesų aš irgi esu ta išvykusi iš Lietuvos po 90 metų, virš 30 metų gyvenu Vokietijoje ir tiesiog mano gyvenimo istorija tokia, kad turėjau 97 metais, turėjau ir buvo labai liūdna, kad netekau Lietuvos pilietybės priimti Vokietijos pilietybę. 97 metais tai Lietuva dar nebuvo nei ES, nei NATO, iš tiesų buvo sudėtingas gyvenimas šeimos, taip sakyt, kontekste. Ir man tiesiog Lietuvos įstatymai atėmė Lietuvos pilietybę, nebuvo galimybės jos išsaugoti ir aš jos netekau ir iš tiesų ne tik, kad nuoskauda tuos visus metus mane, kaip sakyt, kamavo, bet iš tiesų ir tas ryžtas, ta tokia didelė neteisybė, nes išvykusiam Lietuvos piliečiam iki 90 metų galimybė išlaikyti Lietuvos Respublikos pilietybę ir jų vaikam ir vaikaičiam keliom kartom yra įmanoma, buvo įmanoma, o būtent išvykus kaip ir aš po 90 neįmanoma. Tai iš tiesų tai man buvo toks ir tam tikra prasme ir diskriminacija ir aš labai užjaučiu ir išjaučiu tą kiekvieną asmenį, kuris iš tiesų irgi tam tikrą sprendimą turi padaryti ir gyvendamas kitoje šalyje, ypač per tą 33 Lietuvos nepriklausomybės metus iš tiesų priima to šalies pilietybę ir praranda pagal Lietuvos įstatymus Lietuvos. Na ir man didžiulė garbė ir džiaugsmas buvo, kad iš tiesų galioja Lietuvoje dabar įstatymai, pilietybės įstatymai yra 11 išimčių ir pagal vieną iš tų išimčių Lietuvos Respublikos prezidentas už nuopelnus Lietuvai buvo labai didelė garbė ir daug ašarų ir emocijų suteikė man, grąžino Lietuvos Respublikos pilietybę, bet tai yra tikrai išimtis. Iš tiesų man ir toliau be galo skaudu, kad žmonės aktyvus, pilietiški, domisi Lietuva ir iš tiesų didžiulius gal ir pasiekimus pasiekia kitose valstybėse, būtent tos galimybės neturi pagal dabartinius įstatymus. Bet aš kartoju, tik tai labai svarbu suprasti, kad tai yra asmenys išvykę po 90 metų kovo 11-osios. Ir kaip minėjau, vėlgi grįžtam prie tų išimčių. Yra 11, vieną jau ką tik paminėjau, mano pavyzdys, bet yra dar kiti 10, tai yra ir išvykę asmenys iki 90 gali jau dabar, turėdami kitas pilietybės, ne tik gal Amerikos, Kanados ar dar Prancūzijos kartais Europai, netgi gal net ne vieną pasą, o kelis, gali jau ir Lietuvos pilietybę išsaugoti arba, pavyzdžiui, anūkai kelios kartos ją susigrąžinti arba tiesiog atstatyti Lietuvos pilietybę. Ir dar yra didelė grupė žmonių, ne tik tie, kurie prieš 90 išvyko, bet, sakykime, tremtinių
vaikai ir vaikaičiai taip pat gali atstatyti Lietuvos pilietybę, turėdami kitų šalių pilietybės. Tai yra, sako statistika, kad beveik kas trečias Lietuvos pilietis turi savo šeimoje tremtinių, tiesioginiai, vadinasi, seneliai. Ir tie žmonės, gyvendami toj pačiam Londone, Berlyne ar Paryžiuje, turi, sakykime, galimybę gaudami tų šalių pilietybės išsaugoti Lietuvos, o jų kaimynai, kurių šeimoje nėra tremtinių, negali. Tai čia yra tam tikra tikrai diskriminacinė situacija ir kuri yra ta neteisybė jau praktiškai nuo 2006 metų po vieno iš Konstitucinio teismo išaiškinimų. Labai daug klausimų dėl teisingos formuluotės, dėl dvigubos pilietybės, daugybinės pilietybės ir pilietybės išsaugojimo. Taip, labai daug klaidinimo buvo. Tai kuo šitos savokos skiriasi ir kokią savoką reikėtų naudoti? Pasaulio lietuvių bendruomenė nuo 2006 metų labai griežtai ir labai, sakykime taip, nekeičianti nuomonės yra, kad būtina gimimu gautos Lietuvos pilietybės išsaugojimas kiekvienam lietuviui. Kuo tai skiriasi nuo dvigubos ar daugybinės pilietybės, kad jau žmogus gimė ir turi teisę pilietybę. Tik jisai gyvendamas ir išvykęs po 90 metų, tos teisės, likti Lietuvos piliečių ir priimti kitos valstybės negali. Ir tai yra skirtumas nuo, sakykime, vokietis, gyvenantis dabar ilgus metus jau Lietuvoje. Ir jisai todėl, kad myli Lietuvą, ten dirba, moka mokesčius ir taip toliau, turi šeimą, jis tiesiog norėtų irgi Lietuvos pilietybę. Tai jam būtų dviguba pilietybė, vadinasi, Lietuvos gautų antrą, jisai jos negavo niekada gimimu ir išlaikytų savo vokišką. Lietuviui būtų išsaugojama. O lietuviai tiesiog išsaugomas ir valstybė neduoda kitų pilietybių. Tiesiog mes prašome, pasaulio tų bendruomenė prašo tuos visus jau daug metų, kad netimkite. Išsaugokime. Kągi kalba būsimas referendumas ir praėjęs referendumas 2019 metų. Mes kalbame apie 12 straipsnį, Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimą. Teisingai sakau, taip? Taip, ten reikėtų vieną žodį tik pakeisti. Taip. Pagrindiniai pilietybės principai buvo įtvirtinti mūsų Konstitucijoje, nubalsuoti referendumo metu 92 metais. Lietuvos gyventojai balsavo ir priėmė tokią konstituciją, kokia ji yra šiai dienai. Taigi, pilietybės principai yra 12 straipsnėje. Aš paskaitysiu dabar tą 12 straipsnį. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais. Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Tai tokį straipsnį mes turime šiai dienai. Ir kad mes galėtume pakeisti šitą straipsnį, mes turime balsuoti referendume. Kitu atveju pakeisti to straipsnio kitu atveju nėra. Neseniai Seime buvo pritarta nutarimui dėl siūlomo referendumo su nauja 12 straipsnio formuluotė, kuri paskaičius paprastam žmogui jis nerastų didelio skirtumo. Ar galėtumėt pasakyti, koks yra pagrindinis skirtumas šitų dviejų formuluočių - senosios, galiojančios ir naujos? Viena problema, kuri yra atsiradus per šitą daugelį metų, kur miniu nuo 2006 metų, yra vienas žodis. Šitame 12 straipsnė yra 3 sakiniai ir viduriniam sakiniai yra vienas žodis atskiras. Konstitucinis teismas kažkada ir ne vieną kartą išaiškino, ką reiškia atskiras. Atskiras vadinasi, kaip jie išaiškina, labai retas. Tai todėl tie atskiri atvejai, kurie minimi pilietybės įstatyme, jų dabar, kaip minėjau, jau yra 11, jie turi būti labai reti. Tai va čia tas yra mūsų, sakykime taip, dilema ir tų ilgą metą diskusijų,
atskiras, ar iš tiesų retas, o gal atskiras yra tik tiesiog kitas kito žmogaus atvejis. Čia yra iš tiesų interpretacijos vieno žodžio. Tai iš tiesų ir dabar jau mes turime įstatymus, 11 išimčių ir puikiai vadovavomės, bet dar tai nepakanka, nes iš tiesų kasmet pagal vėlgi įstatymo tą raidę apie 1000 Lietuvos piliečių, priimdami kitų valstybių pilietybės, praranda lietuvišką pasą ir pilietybę. Tai vis dėlto tų atvejų mums, sakykime, neužtenka, kad padengtume daugumą bent jau norinčių. Gal dabar labai nesigilinsiu, bet į mūsų kaimynus iš tiesų, kad pavyzdžiui Austrai yra viena iš ES irgi šalių, kur irgi, kaip sakyti, reguliuoja, kad neįmanoma pagal įstatymus irgi austriškos pilietybės, taip sakant, tiesiogiai išlaikyti. Bet Austrai turi labai daug išimčių, kurios praktiškai dengia irgi visas tas jau, kaip sakyti, galimybės, kokios tik yra. Referendumas ne problema yra. Referendumas yra pasirinktas teisinis kelias. Daug teisininkų daugelį metų ginčijasi. Vieni sako, reikia referendumo, nes turime keisti konstituciją, o keisti konstituciją 12 straipsnį būtinas referendumas, kiti teisiniai sako ne. Geriau plėčiame atskirus tos atvejus. Dabar jau 11 yra, gal darome daugiau išimčių. Išimčių, taip, pridedam dar 12 išimti, gal ir 13 ir taip toliau. Kaip Austrijos pavyzdžių. Kaip Austrijos pavyzdžių būtų. Ir iš tiesų tai yra konfliktas jau ilgametis ir tarp teisininkų netgi. Dabar yra apsispręsta, kaip ir 19 metais, tą problemą spręsti referendumu. Žinome rezultatus, referendumas įvyko, bet neužteko balsų, kad pakeistume 12 tą straipsnį. Ir organizuojamas vėlgi naujas referendumas. Einame dar į vieną referendumą ir tą klausimą, tą dilemą sprendžiame referendumu ir siūlome, kad tauta balsuotų už 12 straipsnio pakeitimą, bet jis taip pakeistas, kad išimtas žodis atskiras. Tiesiog, dėl ko čia visi ir pykstasi. Grįžtant atgal, mes kalbėjome apie kitų šalių pavyzdžius. Labai iš tikrųjų daugelį šalių yra leidžiama dvigubą pilietybę, nėra jokių problemų, kad mes dabar irgi esame Italijoje ir Italijos pilietis gali išsaugoti savo pilietybę, gyvenant, priimant kitos šalies pilietybę. Kodėl jūs galvojate iki šiol delsima Lietuvoje šiuo klausimu? Nes ginčijasi iki šiol nuo 2006 metų Konstitucinio teismo išaiškinimas ginčijasi patys teisininkai. Mes tiesiog nerandame, mes esam tokioj dilemoje atsidūrę. Todėl jisai ir neišspręstas. Kitos valstybės, beje, Vokietija viena iš tų, kuri visai nesenai tą reikalą irgi sutvarkė, nes iš tiesų matė, kad, kaip vėl grįžtų prie ES, kad ES valstybėse žmonės turi judėjimo ir darbo teisę. Ir užtat vokiečiai ir sako, jeigu turi nors vieną, gal ir visas ES pilietybės, tu neprarasi vokiškos. Tik tai problema Vokietijoje dabar yra su trečiom šalim. Sakykime, būtų Jungtinės Amerikos valstijos ir Vokietija turi tam tikrus ribojimus. Nėra irgi taip paprastai. Bet aš dabar tiesiog norėčiau gal vieną grupę išskirti ES ir mūsų kaimynai, ir mūsų Latvijai susitvarkė jau seniausiai šitą klausimą. Lenkai, man patinka Lenkų požiūris, jie sako, nesvarbu, kokias tu pilietybės pasaulio turi, svarbiausia neprarask lenkiškos. Svarbiausia, mums reikalingas kiekvienas Lenkijos pilietis su lenkišku pasu. Į tokį požiūrį mes turėtumėm Lietuvą irgi keisti, kadangi esame 2,7 milijonai, gal po pasauliu, jeigu čia aš turime geografiniai Lietuvoje, tokie skaičiai, po pasauliu gal 3 ir daugiau, tiesiog mes turėtumėm iš tiesų sakyti, nesvarbu, kur gyveni, nesvarbu, kokią pilietybę turi, tu neprarask lietuviškos. Iš tikrųjų, kai mes klausime dėl priežasčių, dėl kurių lietuvis nori išlaikyti savo pilietybę, daugiausiai girdime emocinės priežastis, mažiau praktinės, nes irgi sako, esate ES pilietis, štai jums ir pasas, jūs galite laisvai keliauti, tai kogi jums reikia, jūs patys palikote Lietuvą, tai ko jūs prašote tos pilietybės, galite Lietuvą mylėti ir be pilietybės. Taip, ką jūs atsakytume, kaip jūs pakomentuotume? Iš tiesų,
Pasą, paimkit lietuvišką raudoną, nežinau, gaila, neturiu savo atsivežus, kas yra ant paso viršelio užrašyta? Lietuvos Respublikos pasas. Ne. Iš tiesų, čia užduotis visiems, iš tiesų, ne. Yra užrašyta Europos Sąjungos. Europos Sąjungos. Pirma, ne Lietuvos, tai pažiūrėkit, čia aš tiesiog reflektuoju tą, kai jūs apie Europos ką tik sąjungą paminėjote, tai pažiūrėkit, kas ant mūsų lietuviško paso viršelio raudono užrašyta. Kviečiu visus tai padaryti, jeigu kas tai nepadarėt. Antra, žinoma, kad tai yra visų pirma labai didelis emocinis, kaip sakyti, ryšys. Bet svarbiausia, kas yra lietuviškas pasas arba pilietybė žmogui, tai yra pagrindinis ryšys su valstybe. Ir įsipareigojimas, tuo pačiu aišku, aš nekalbu apie, ta prasme, kiekvienas žmogus mes turim savo valstybėje, kur gyvename, kokią pilietybę turim įsipareigojimus. Savaime aišku, nuo mokesčių mokėjimo, bet beje, mokesčių mokėjimai nieko bendro neturi su pilietybė. Tas žmogus, kur gyvena, ten moka mokesčius. Vokietis gyvendamas Plungėje moka Lietuvos valstybei mokesčius. Tai jums ir atsakytų skeptikas užsidėjęs skeptiko kaukę. Tai jūs mokate mokesčius kitai valstybei, kodėl jūs turite būti mūsų valstybės pilietis? Taip, bet vokietis, kuris yra Vokietijos pilietis ir gyvena Plungėje, jis moka Lietuvos valstybei mokesčius. Tai čia tiesiog yra pririšta, nieko bendro neturi su pilietybė. Bet yra viena išimtis pasaulyje, tai yra Amerikos. Amerikos pilietybė iš tiesų pririša prie mokesčių ir amerikonai iš tiesų piliečiai gyvendami toje pačioje Lietuvoje, Vokietijai moka Amerikoje. Bet ten irgi susitarimas yra tarp valstybių, kad nemokėti dvigubai mokesčių. Ta prasme ir ten, bet čia susitarimai tarp valstybių. Čia tas pats susitarimai ir dėl kariuomenės. Valstybės susitarė, kad jaunuolis netarnautų, nereikėtų jam tarnauti dviejose valstybėse, čia tik susitarimai tarp valstybių. Tai, bet dar kartą, labai svarbu, kad pasas pilietybė yra pagrindinis žmogaus ryšys su valstybė ir įsipareigojimas, ir tai yra nebe emocija. Taip, ir iš tikrųjų mes dar aptarsime naudą Lietuvai, kokiegi emigrantai išeivyje neša naudą Lietuvai. Pakalbėkime apie tos mitus, apie stereotipus, apie gal kažkokį nežinojimą, nes sklando daug mitų. Ir aš jums pacituosiu juos ir norėčiau, kad jūs pakomentuotumėt labai trumpai. Tai kai kuriuos mes jau pakalbėjome apie juos. Pavyzdžiui, turėdami kelių valstybių, įskaitant Lietuvos pilietybę, piliečiai naudosis visomis lengvatomis Lietuvoje, taip pat turės sveikatos draudimą Lietuvoje, nors gyvens užsienyje. Tiesa ar netiesa? Netiesa, nes draudimą, pirmą jį turi į draudimų fondą įmokėti ir moka draudimai ten, kur gyveni, ten, kur mokesčius moki. Vadinasi, su pilietybė sveikatos draudimas nieko bendro neturi. O kokios lengvatos? Lengvatos aš dabar greitai jums taip pat nepasakyčiau. Lengvatos gali būti iš tiesų karo atveju. Jeigu tu būtum kažkur užsienį, į kokią ambasadą kreiptumės pagalbos. Užsienį būdamas. Tai vadinasi, jeigu turi lietuvišką pasą, aišku, savaime į Lietuvos, jeigu vokiečių, tai Vokietijos. Turėdami kelių valstybių, įskaitant Lietuvos pilietybę, negins tėvynės iškilus pavojui. Vėlgi netiesa, nes mes ir dabar, ir beje po referendumo, jeigu jisai būtų sėkmingas, nebus galimybės Lietuvai nedraugiškų valstybių, jeigu gyvenantiems lietuviams, jeigu tose valstybėse, kur Lietuvai nedraugiškos, pradedant tikriausiai Rusiją dabar reikėtų, ypač karui vykstant, ir tada nebus galimybės išsaugoti pilietybės Lietuvos, tai vadinasi, karo atveju mes kalbame apie kelias valstybės, kur turi jaunuolius privalomą kariuomenę, kaip Lietuvoje beje, Vokietijoje nebėra šauktinių kariuomenės, yra tik tai privati kariuomenė, taip sakant. Tai iš tiesų, tai tik tai atskiri atvejai bus, kad turės. Ir Norvegijos, sakykime, jaunuolis norvegiškų pasų, kad kariuomenė turi tarnauti ir Lietuvos. Ir tada jau prasideda susitarimai tarp valstybių. Beje, žinau konkrečius atvejus, kai būtent dabar yra tas paskirstimas, vadinama diskriminacija
prieš 90 metus ir po 90 metų išvažiavę. Tai kaip tik tie, kurie po 90 metų išvažiavę, turi didesnį ryšį, gilesnį su Lietuva ir žinau, kad ir grįžta, ir čia tarnauja, ir stovyklose, ir jie išreiškia norą, kad jeigu bus koks nors kritinis atvejis, jie gintų tėvynę. O galima užduosiu dar klausimą, iš tiesų, taip sakyti, retorinį, o ar Lietuvoje visi gyvenantis jaunuoliai, vyrai, turėdami Lietuvos pasą ar pilietybę, eis ginti tėvynės? Čia irgi labai toks, taip, geras klausimas. Taip. Gaus dvigubą pensiją? Vėlgi, jeigu neįmokėjai į pensinį fondą Lietuvoje, kaip sakyti, be lietuviškos pilietybės, tai tu iš jo niekur neišimsi. Ir dažniausiai mokama ten vėlgi pensija į pensinius fondus, ten, kur gyveni ir kur dirbi, uždirbi ir moki mokesčius toj valstybei. Negyvendami Lietuvoje spręs Lietuvos politinį gyvenimą? Vėlgi čia nėra visiškai teisingai, nes nuo 20 metų yra pirmas kartas istorijoje, kai pasaulio lietuviai renka savo vieną iš 141 Seimo narių. Tai yra pirmą kartą istorijoje. Vadinasi, mes iš 141 Seimo nario renkame tik vieną. Tai negalima būtų teikti, kad mes, taip sakyt, rinksime valdžią visą. Vieną iš 141. Taip, reikia pripažinti, kad yra būdas reitingavimo, dar tam tikra prasme yra įtakos, mažos įtakos į kitus, sakykime, kitas ar partijas, tai taip toliau, bet tai iš tiesų tai nėra visai teisingai sakyti, kad mums gyvenantis užsienį išrinks valdžią, nes mes renkame tik tai vieną iš 141 Seimo nario. Čia gal dar turime omeny, pavyzdžiui, prezidentą užsienyje gyvenantis gali išrinkti. Teisingai, prezidentas yra renkamas užsienį, bet savivaldoje, užsienį gyvenantis Lietuvos piliečiai savivaldos rinkimuose nedalyvauja. Turi, taip sakant, gyventi gyvenamą vietą Lietuvoje, kad galėtum rinkti dalyvauti savivaldos rinkimuose. Beje, domėjimasis politiniu gyvenimu, aš labai daug žinau, aš pati kiekvieną rytą įsijungiu Lietuvos žiniasklaidą ir skaitau Lietuvos žiniasklaidą, ne itališką, ne kurią kitą, tai aš manau, kad daugelis išeivijos irgi domisi Lietuvos gyvenimu ir tai yra politiniu gyvenimu ir tai yra neteisingas požiūris, kad spręs politinį gyvenimą nežinodami visko. Teisingai? Iš tiesų, dar tik tai trumpai, iš tiesų tie, kas nenori spręsti, jie ir nedalyvauja, nėra aktyvus rinkimuose, bet lygiai taip pat, tokį pat veidrodinį, kaip sakyt, vaizdą daro ir Lietuvoje gyvenantis Lietuvos piliečiai, nes irgi balsuoja tik tai 52% iš visų balsavimo teisę turinčių Lietuvos piliečių. Tai vadinasi, ne 100% žmonės yra pilietiški, jaučia atsakomybę ir iš tiesų dalyvauja kiekvienuose rinkimuose. Yra šiaip labai liūdni skaičiai. Tai tuo labiau mes lygiai toks pat esam atspindys ir gyvenantis užsienį. Kas domisi politika, tas yra ir politiškų, labai aktyvių Lietuvos aktualiom besidominčių asmenybių, piliečių ir žmonių. Ir iš tiesų, jeigu dabar patys gal neplanuoja grįžti, bet gali būti, kad jų vaikai grįž. Į valdžią galės ateiti Lietuvai nedraugiškų valstybių atstovai ir daryti įtaką Lietuvos politiniam gyvenimui. Ir po referendumo šitie piliečiai nėra įtraukti į valstybių sąrašą Lietuvai nedraugiškų valstybių, kaip sakyt, lietuviai gyvenantys tose valstybėse, jie neturės galimybės išsaugoti Lietuvos pilietybės. Taip pat. Pasakykime paprastai, jie negalės išsaugoti arba įgyti irgi, tai bus sudėtinga. Taip bus priežastis, neįmanoma. Ar prezidentu galės būti renkamas dvigubą pilietybę turintis asmuo? Ne. Šitą įstatymai neleidžia, netgi Seimo narių šiuo metu nebus galima, kaip sakyti, Seimo narių negali tapti, negali būti išrinktas, jeigu turi Lietuvos ir kitų valstybių pilietybės. Kiti atvejai. Referendumas rengiamas tam, kad Europos komisija matytų, kaip padaugėjo lietuvių ir sėkmingai stabdoma emigracija, nors iš tiesų taip nėra. Na, vėlgi gaila, bet pats pasas faktas kaip toks neuždraudžia žmogui ir dabar išvykti,
bet to pačiu grįžti, kada jisai nori. Vadinasi, tas migracija, judėjimas, jisai greičiausiai ir toliau vyks, kaip ir vyko. Ir lietuviai iš tiesų yra gana ir diasporinė, mes esam valstybė ir žmonės ir prieš Pirmą pasaulinį karą ir dar anksčiau judėjo. Bet pasas yra vėlgi tas įrankis, kuris iš tiesų žmogui turint vienoje rankoje lietuvišką pasą, sakykime, kitoje vokišką. Tikrai turėdamas aš lietuvišką pasą, greičiau padarysiu sprendimą, kad grįžti į Lietuvą, o ypač jaunimui. Tuo labiau kalbant apie jaunimą, kurie iš tiesų yra dabar jau globalūs piliečiai, gyvendami New York'e gali dirbti Vilniuje arba gyvendami Vilniuje, Klaipėdoje gali dirbti New Yorko ir Naujoje Zelandijoje, taip sakyti. Tai diskriminacija Lietuvos gyventojų atžvilgių, nes išsaugoję pilietybę turės 2 pasus, Lietuvoje gyvenantis neturės. Čia vėlgi toks didžiulis mitas. Nėra taip ir visiškai yra mitas ir tokia neteisybė. Atrodo, kad pervažiuoji Lietuvos sieną, kerti ir atsiduri, sakykime, Vokietijoje ar Prancūzijoje ir tau iškart kažkas laukia ir duoda tos valstybės pilietybę. Tai yra absoliutus mitas ir neteisybė. Norint iš tiesų siekti, gyvenant kažkurioje demokratinėje, aš dabar apie demokratinės valstybės kalbu, valstybėje pilietybės yra didžiulis kelias. Žmonės turi nueiti didžiulį kelią, turi pragyventi tam tikrus metus, atlikti kai kuriuose valstybėse egzaminus nuo kalbos iki geografijos ir politinių žinių, turi susimokėti nemažą ir krūvą pinigų tam, kad gauti tos valstybės pasą. Iš tiesų yra didžiulis, kaip sakyti, darbas ir energijos kainuoja. Užtat tie žmonės, kurie iš tiesų išvažiavę pasižvalgyti po pasaulį, įgyti žinių, studijuoja, gal ir netgi šeima sukūrė, ne visi apsisprendžia ir ne visiems yra aktualu iš principo to šalies pilietybę gauti. Kai kurių Lietuvos gyventojų pasisakymai yra: čia jums, užsienyje gyvenantiems turiuomenį, daugiausia to ir reikia, tai jūs ir balsuokite. Ar tikrai tik užsienyje gyvenantiems šis referendumas yra aktualus? Kuo Lietuvai gali būti tai naudinga? Lietuvos ateičiai ir ekonomikos vystymui ir augimui iš tiesų reikalingas kiekvienas žmogus ir ypatingai kiekvienas Lietuvos pilietis. Ir nesutikčiau su tuo posakiu, kad tai tik tais klausimas, kuris užsienį gyvenančiam Lietuvos piliečiui aktualus arba lietuviui. Nes iš tiesų niekas nežino, kada jų gal vaikai augantis apsispręs ir išvyks į užsienį ir jie irgi bus priversti tam tikrų aplinkybių priimti to šalies pilietybę. Vadinasi, yra tiesiog kiekvienam lietuviui gyvenančiam ir geografiniai Lietuvoje yra svarbu būtent šitas klausimas. Ir dar kodėl svarbu, kalbant apie Lietuvos saugumą. Lietuvai, jeigu reikėtų kada nors ją ginti, vėl iš naujo tą, ką darė visa išeivijos karta iki 90 metų, iš tiesų yra kiekvienas svarbus ir Lietuvos, kad turėtų pilietybę, žinoma, bet ypatingai, kad jis turėtų to šalies pilietybę, kur gyvena. Tai čia iš tiesų yra saugumo ir Lietuvos augimo, kaip sakyt, klausimas. Lietuvos banko duomenimis iš tiesų maždaug į metus apie milijardais pervedama yra iš užsienio. Vadinasi, lietuviai sunkiai dirbdami užsienį labai didžiulį kapitalą atsiunčia kasmet į Lietuvą. Lietuva neprašome, kad ką nors duotų, tik prašome, netimkite, ką žmogus lietuvis gavo gimimu.